Liepos 23 dieną Jurbarke vyko Lietuvos kariuomenės, Jurbarko krašto savanorių ir Šaulių pirmosios priesaikos 25 metinių paminėjimų šventė. Šventiniai renginiai prasidėjo pašventyje prie atnaujinto paminklo buvusiam Lietuvos saugumo departamento direktoriui Augustinui Povilaičiui. Vėliau gėlės ir atminimo žvakutės buvo uždegtos Jurbarke Muitinės gatvėje prie atnaujinto kryžiaus stovinčio toje vietoje, kur 1993 metais buvo rasti 9 nežinomų partizanų palaikai. Jų atminimas buvo pagerbtas ir perlaidojimo vietoje miesto kapinėse. Vidurdienį Jurbarko švenčiausios trejybės bažnyčioje buvo laikomos šventos mišios už Lietuvos ir Jurbarko krašto savanorius, karius, partizanus ir šaulius. Mišioms pasibaigus vyko iškilminga eisena miesto gatvėmis nuo bažnyčios iki Vytauto didžiojo paminklo, kur vyko atnaujinta savanorių ir šaulių priesaikos ceremonija. Tėvynę mylėti darbais, o ne žodžiais. Šią pareigą puikiai įprasmina savanoriai ir šauliai savo veikla. Prieš 25 metus atėjus lemiamam apsisprendimo momentui, jūs priėmėte priesaiką ir stojote ginti tėvynės, rizikuodami savo sveikatą ir gyvybę. Jūsų veikla svarbi ir šiandien, kuomet kyla pavojai ir grėsmės tėvynei, kuomet visuomenė reikia pilietiškumo pavyzdžių. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad daug dėmesio skiriate darbui su jaunimu, kad aktyviai dalyvaujate mūsų krašto visuomeninėje veikloje. Savo sveikinimo kalboje sakė rajono meras Skirmantas Mockevičius, padėkos raštais apdovanojęs pirmuosius Jurbarko krašto savanorius: Anatolijų Baturiną, Joną Stulginską, Joną Dobilą, Joną Kaščiukaitį, Sigitą Sabataitį, Arvydą Anglicką, Alvydą Stalgį, Taurą Staniulį, Juozapą Romualdą Andrikį, Algirdą Kulikauską, Rolandą Lukšį, Eugenijų Žukauską, Antaną Skrickį, Algimantą Batvinį, Darių Povilaitį, Aleksandrą Banaitį ir Virginijų Kuklį. 25 pirmųjų savanorių priesaikos metinių paminėjimų šventėje dalyvavo pirmasis atkurtos Šaulių sąjungos vadas Gediminas Jankus, Lietuvos ginkluotųjų pajėgų asociacijos prezidentas Kostas Mickevičius, Lietuvos sąjūdžio tarybos pirmininkas, antisovietinės rezistencijos dalyvis Andrius Tučkus, disidentė Nijolė Sadūnaitė bei kiti garbūs svečiai. Šventė graži, prasminga ir tai buvo žmonės, kurie prieš 25 metus rizikuodami, nes niekas nežinojo, kas bus, kaip bus, ir jie visi priėmė priesaiką ir išvyko daugumą ginti parlamento. Mūsų rajone buvo tos vietose, kur buvo reikalinga jų pagalba, ir labiausiai džiaugiuosi, kad jie įtraukė jaunimą, ypač Šaulių sąjungą. Jie spinduliuoja tuo patriotiškumu ir jaunimui rodo pavyzdį, kurio labai šiom dienom trūksta. Linkiu stiprybės, vienybės ir sėkmės.